ką, nauja savaitė, naujas video. Jau čia būtų mano trečias toks video, tokio konteksto. Žiauriai džiaugiuosi iš tikrųjų rezultatais. Jūsų labai sparčiai, sakyčiau, daugėja. Kas yra sparčiai, tai man per video, jeigu ateina kokie 50 jau naujų žmonių, tai yra labai daug. Aišku, yra labai daug jūsų ir nepasubinusių. Yra gal apie 7 kažkur procentų žmonių, kurie vien po praeito video pasižiūrėję nepasubino. Tai priminsiu, aišku, tiems, kurie gal ir pasižiūri, kurie gal ir heitina, kuriem aš gal nepatinku. Paspauskit subą, pasubinkit, prašau iš jūsų, pasubinkit. Tikrai neprašau tokių dalykų, aš dažnai nesu toksai cliff farmeris, kuris kišasi visiems tik į veidus vien dėl to, kad subų followerių gauti, tai iš tikrųjų man labai padėsit. Bet iš tos kitos pusės, tai aš tikrųjų nesveikai jaučiuosi dėkingas už tai, kad žiūrit, už tai, kad jums patinka šitas kontentas, nes jeigu jums patinka, ta prasme, čia pasikartosiu, man taip filmuotis žiauriai patinka, dėl to, kad man nereikia, kaip ir sakiau, cliff farmint, ne praeitą video. Tai buvau prie ChatGPT įsirašęs, tarkim, pastatyk mane stadione ir padaryk, kad mane stebėtų, pavyzdžiui, 2-3 tūkstančiai žmonių, kaip, pavyzdžiui, per video praeitą pasižiūrėjo. Aš atrodo, kai šiaip galvoju, čia gal kitiems čia mažai, žinai, 2-3 tūkstančiai, bet realiai čia tiek daug iš tikrųjų žmonių ir ačiū visiems, kas pasižiūrėjo, kas pasubino, kas palaikino, pakomentavo. Tikrai skaitau aš jūsų visų komentarus, pamatysiu net ir šiandien sakyti kai kurios komentarus, gal kurie susiję su labiau aktualesni ten supratimais, gal technika šokia, dar kažką. Tai galit drąsiai toliau komentuoti, aš tikrai visus matau, aš tiesiog noriu labiau juos atsakyti. Tokiu pobūdžiu, tarkim, video pobūdžiu, kad išgirstų jį ne vienas žmogus. Man daug, iš tikrųjų, nemeluosiu, man nemažai žmonių, ypač dabar pradėjo rašyti dėl patarimų sporto. Man tikrai negaila jums atsakyti, bet aš tiesiog, kuo jūsų daugiau, tuo labiau man tiesiog laiko suvalgo, nemokamai jums visokius patarimus dalinti ir panašiai, suprantate, apie ką aš. Dėl to aš tiesiog sukuriu video, kad būtų visiems gal būtų tas aktualu ir gali visi pasižiūrėti. Tai kas dar sieja tuos visus patarimus ir panašiai. Irgi čia kaip ir į ateitį aš pasireklamuosiu tokį dalyką, kad aš planuoju, kaip ir sakiau, pradėti treniruoti žmonės internetu, programas daryti, mitybos planus ir panašiai. Labai daug žmonių iš tikrųjų, ypač paskutiniu metu, vis kreipiasi dėl šitų dalykų. Aš visą laiką sakau, kad dabar nedarau, grinai dėl to, kad aš nežinau, kaip pasakyti, man biški, aš noriu viską daryti labai gerai. Aš nenoriu žmonėms pateikti kažkokio blogo, prasto produkto, ne? Aš noriu viską, kaip čia padaryti iš tos pusės, kad aš gal čia toks biški perfekcionistas esu, kad aš noriu, kad bent jau manęs negraužtų sąžinė, kad aš žinau, kad aš viską tikrai padariau, ką galėjau, kad klientui galiu duoti viską su tai, ką galiu. Tai iš tikrųjų tiesiog čia ilgas procesas, nes daug iš tikrųjų reikia pasidaryti, kad viskas būtų taip, kaip aš noriu. Žodžiu, tai dabar vėl aš nežinau dabar kokių 3:30. Šiandien yra turbūt rekordas, pats vėliausias laikas, kada aš atveriau salę 3:30. Nu ir ką. Kažkodėl paskutiniu metu labai žmonėm vis tas stringa. Aš kiekvieną video, atrodo, kiekvieną streamą, kiekvieną TikTok live, visur, vis apie tai šneku, kad aš ateinu naktį sportuoti dėl video, kad galėčiau padaryti šitą kontentą. Ir vis tiek žmonės klausia, kodėl tu naktį sportuoji, ar čia naktį tau blogai ar gerai. Aišku, kad nėra tobula naktį sportuoti, rytais čia pats šauniausias laikas, kada gali sportuoti 3 nakties. 3 nakties aš geriu prie workoutus varyti salę. Aišku, nėra gerai. Aišku, galiu biški anksčiau atvaryti, aišku, galiu biški vėliau, tai yra labiau į rytą atvaryti. Ne? Ką žinau, kaip išpuola, taip išpuola. Dabar aš sakau, aš tos pusės biški aukojosi, kad dėl šito kontento, tuo labiau, kai žmonės dabar pradėjo vis daugiau žmonių, vis daugiau jūsų daugėja, tai daugės mano šito pasiaukojimo dėl kontento, padaryti kažkokį įdomesnį kontentą. Gerai, šiandien pirmas pratimas, tai būtų krūtiniai, dažniausiai pradedu nuo nugaros, iškart pakeisiu viską, kaip ir sakiau, visą laiką pakaitoliu aš tam tikrus dalykus, tam tikras detalės. Tai pirmą pratimą padarysiu krūtinį ir padarysiu tokį, sakyčiau, legendinį pratimą krūtiniai, kurį aš labai retai darau, bet jis realiai man krūtinę labiausiai apkrauna. Labiausiai krūtinę apkrauna šitas pratimas. Labiausiai. Tai va, yra rankenos. Kažkada rodžiau šitą pratimą, dėl streamą, man atrodo, rodžiau.
Yra rankenos, ne? Pastumėjau aš rankeną šitą pačią, ne? Už kurios laikai, kad laikyčiau šitą virvę šitą, būtent kažkur prie nykščio, va šitoj vietoj, ne? Pasiemu vieną, pasiemu kitą, čia taip pat, va taip. Va, gerai, dabar biškį pasitikrinsiu, čia gerai. Bom. Biškį daugiau svorio galėjau pasimti, gal blynų daugiau užsidėsiu. Nesveikai geras pratimas krūtiniai. Su linais aplamai visus pratimus mes kai darom, apkrova labai išlieka nuo pat pradžių gera iki pabaigos, ne? Su hanteliais dažniausiai vienam taške jinai būna labai stipri apkrova, bet kažkuriam taške jos praktiškai išvis nėra. Kai darau pratimą ir su linais, ir su hanteliais, aš išvengiau to taško, kur apkrovos visiškai nėra, ir dar palieku tą tašką, kur apkrova labai didelė, kadangi darau su hanteliais. Realiai visos amplitudės metu apkrova nesveika yra, žiauriai nesveika, tokia gerulė. Čia aišku gali kaip nori daryti kampu, ne kampu, aš dabar kampu darau, bet man jau po vieno pratimo jaučiasi kaip po kokių, sakau, 3 pratimų šiaip daryti. Kodėl aš jo dažnai nedarau šitą pratimą? Jis nėra žiauriai patogus. Naktį, aišku, 3 nakties gali laisvai daryti, bet jeigu dieną aš ateičiau su soliuku, čia pasimti visur, čia pilno žmonių, tai aš visą laiką esu to vis tiek mąstymo, kaip aš sakiau, kad nebūtina čia, jeigu yra vienas kitas pratimas, čia kažkoks geriausias, jį reikia būtinai daryti, nes tik su juo užaugsai, ne? Nesąmonė. Svarbiausias dalykas tiesiog tinkamas pasipriešinimas. 6, 5, 10, 12 judesių. Svarbiausia pasipriešinimas tinkamas. Svarbiausia. Tai, nežinau, labai daug minčių į galvą dabar man krenta, aš net nežinau, ar viską paminėjau, ką norėjau pasakyti su šitų pratimų. Bet šitas pratimas bus man pirmas šiandien. Dabar su 30 kg hantelis pasiėmiau, kas šiaip nėra man daug spaust. Bet, kadangi dar darau su linais, dabar po 5 esu užsidėjęs, ne? Dar užsidėsiu po 7,5. Tai, kad čia yra 5 kilai, tie 5 kilai su linu daryti yra visiškai nelygų hantelių 5 kilams, ne? Tai ką aš noriu pasakyti, kad nereiškia, kad jeigu aš čia po 5 dar užsidėjęs, kad iš viso sudėjus kiam kilų. Taip neveikia. Yra vis tiek pasipriešinimo tie taškai, biomechanika ir vieno to kampo skiriasi, ta prasme, kokia bus apkrova. Tai, pavyzdžiui, čia su linais, ypač čia dažniausiai, tai labai sunkesnė apkrova, labai didesnė jaučiasi, negu iš tikrųjų yra. Man patinka karts nuo karto įsijungti savo kitą telefoną ir įsidaryti savo, tarkim, kad ir TikToką, YouTube'ą, ir pamatai, pasirefreshina, ta prasme, kai atidarai, rodo seną ten followerių, subscriberių skaičių, ir kai atsidarai, pasirefreshina ir iškart pakyla ten per keletą šimtų, tai labai malonus jausmas. Atrodo, iškart pasižiūriu, kaip paprogresavai, ne? Galėtų būti va tai va, bet pits šauna iškart ten 1000 daugiau, iškart taip kažkoks, atrodo, malonus jausmas, bet vis dėlto bent kažkoks progresas yra, žinai. Tai čia panašiai būna kaip ir, tarkim, su sportu. Sporte mes irgi kiekvieną dieną, jeigu žiūrime veidrodį, mes savo rezultatų nematysim realiai. Nematysim. Labai retai tai būna nebent, va galėsiu papasakoti po šito pasiruošimas. Tiek minčių eina man į galvą, nespėjau šnekėt. Kasdieną, kai žiūri veidį, tuos rezultatus sunku matyti iš tikrųjų. Jie labai plika akimi sunkiai matosi, natūraliai sportuojant, labai tas lėtas progresas, jisai užtrunka daug metų ir čia kaip ir daugumai būtų demotyvacija, bet iš kitos pusės, žiūrėkit,
Jeigu tu sportuoji su sterais, pasakysiu taip, tu rezultatus kažkokius tam tikrus greičiau gauni, ne? Bet esmė tame, kad tu vis tiek, realiai tu vis tiek sportuosi visą laiką, visą gyvenimą. Jeigu tu nesportuosi visą gyvenimą, tau dar bus blogiau. Realiai, jeigu tu po sterų visiškai nesportuosi, tau dar bus dar blogiau. Ką aš turiu meni, kad ne tik ten hormonai, dar kažkas gali susiskaityti, bet tiesiog dažniausiai žmonės taip sukrenta, ne, tas jų testo lygis, viskas tai į dugną visiškai nueina, dėl to, kad jeigu jie pasportuoja su sterais ant kurso, ten šoka, nežinau, ir tada staigiai viską meta, dugnas, visiškas dugnas būna. Jeigu tu tą natūraliai darysi, nieko nebus, realiai tau nieko nebus, tiesiog pakūsi, tiesiog rumens numesi, žinai, nieko nebus. Bet esmė tame, kad esmė tame, kad jeigu tavo tikslas, jeigu tu nori, tiesiog tau patinka sportas ir nori greitesnių rezultatų, vis tiek pagalvok apie tai, kad tu vis tiek ilgą laiką sportuosi. Tu ir natūraliai ilgai sportuosi, tu ir su sterais ilgai sportuosi. Tai bet kokiu atveju tau, tu vis tiek ilgai salėje praleisi, daug metų salėje praleisi. Tai geriau, kiek išeina daug metų, pabandyk tą padaryti natūraliai, pabandyk. Aišku, man tas juokingas dalykas yra, kad Lietuvoje, pavyzdžiui, aš kiek pasižiūrėjau influenceriai, visokie influenceriai, gal sakyčiau, treneriai, pseudo, tie treneriai, kur ten atrodo, be sterų jie patys net nesportuotų, jų tas sportas yra tiesiog sterai. Ir yra tokių, kurie iš vis net nusiteikia prieš natūralius sportininkus. Aš nesuprantu, čia kaip būna tu streameris, ne esi, čia supras tam tikra žmonių dalis. Tu kai streameri, ne, live transliacijas darai. Ir ateina žmonės chatina. Ir jie sukiršino tave, žinai, tau rašo kažką, čia, oi, čia tas streameris, tas kitas, tas tipo live transliuotas tau kažką pasakė, nors jisai nieko nepasakė. Ir tas tipo dabar streameris pradeda stumti to kito. Ane? Čia tipo tas ragebaitina, grinai pykčio masą užmeta. Tačiau grinai vyksta tas pats su visais steroidžiukais, kas ateina kažkas net nesportuojantis, iš vis pastumia apie natūralumą, dar kažką ant jų, o jie pradeda vėliau stumti ant natūralių sportininkų. Aš nelabai suprantu, nuo kada sportuoti natūraliai čia yra blogai. Kas iš vis vyksta? Tai ką aš noriu pasakyti, kad pažiūrėjau užsienį visi, kad ir ant kurso šokia žmonės, kad ir patyrę, populiarūs, tiesiog jau turintis vardą asmenys, ne, sportą. Jie atkalbinėja žmonės nuo šitų dalykų. Visą laiką visus atkalbinėja. Vis tiek sako, kaip čia kokie blogi pašaliniai efektai, panašiai, tu turėsi daug visokių blogų dalykų, kurie iš vis gali tau, realiai blogai baigtis, kas sieja, visokios depresijas, dar kažkas, ten kažkokios priklausomybės, tiem vieniem dalykam visokių šūdų, aišku, gali būti, visą laiką visokių gali būti šūdų. Bet jie atkalbinėja, o pas mus dažniausiai būna kaip tik visi įkalbinėja, kad čia tipo geras dalykas, kad čia imk to testo, imk čia to, Aš pasikartosiu, irgi sakiau šitą dalyką, jeigu tau yra, nežinau, kiam metų pas tave realiai natūralus testas yra prastas, tu gal pas gydytus nuėjai, pas tave realiai mažas testas yra ir gal net yra maža riba, tikrai maža riba, bet gydytojas sako, ai čia dar gerai tau, žinai. Jeigu tu nesijauti gerai, ane? Tu tikrai nesijauti gerai, bet nėra tokia riba, kad tau gydytojas dabar išrašyti turėtų. Ir aš vis tiek esu už, kad tada galima ten, žinai, testosteronų susileisti. Bet šiaip kitokiu atveju, jeigu tau vien tikslas yra tiesiog būti dideliu, čia yra visiška nesąmonė. Aš nenoriu čia flexint kažkuo, bet tas dydis iš vis niekam neįdomus, jis visiškai niekam neįdomus. Gyvenime jis niekam neįdomus. Kas sieja jėga, aš galiu su visais net, su visais steroidžiukais pasivaržyti jėgos atžvilgiais, ne? Ir galiu garantuoti, kad kokiu 5% aš net lenksiu. 5% steroidžiukų aš net aplenksiu jėgą. Yra tokių, kurie visą gyvenimą sportuoja steroidžiukai, žinai, ir jėgos rodikliai tokie patys kaip pas mane, žinai. Nei aš ten traumų turėjęs kažkokių, nei dar kažką, ta prasme. Atrodo, steroidai pas daugumą yra vos ne vien tik tai išeitis į viską, atsakymas į viską. Sterai, čia hormonai, čia peptidai, čia tau tas atsitiko, čia tas, čia dabar peptidą pasidaryta. Tikslas mūsų pagrinde sporte. Patikėkit manim, pats pagrindinis dalykas, dėl ko kas iš naujų žmonių arba pradedančiųjų nejaučia, ne sporto salėje. Ką atneša sporto salė? Tai yra malonumas, realiai žiauriai malonu, tiesiog žiauriai malonu. Aš pats buvau toks žmogus, kuris, kaip čia pasakyti, nežinau kaip pasakyti, ne tai, kad kentėjau, bet tiesiog depresijai buvau. Tiesiog buvau depresovas, kaip viršilo dabar. Depresovas buvo, ne?
Man buvo depresija ir man sportas buvo vienas iš tų būtent dalykų, kur žiauriai padėjo. O depresija toks dalykas, kas pats vyrus ypač, jisai toks dalykas, kur ateina labai pas daugelį. Ir dauguma būna pasirinka, aišku, visokius šiaip, nežinau, veiklas, kurios yra dažniausiai toksiškos tau, kad vien tik tai pasislėpti nuo depresijos, tam visokie alkoholiai, narkotikai, nesąmonės visokios ten, žodžių. Tai, sakau, sportas realiai pagrindė yra dėl malonumo. Daug yra pliusų, kad sportas atneša, pavyzdžiui, gera išvaizda, pasitikėjimas savim, sveikata gera, sveikata daug geresnė, tu savo gali daugiau leisti, net išgert gali daugiau leisti. Vis tiek sveikesnis būsi, negu kad visą laiką gersi, nesportuosi, logiška, ne? Gali daugiau valgyti nesąmonių, tiesiog geriau pats jautiesi, aplamai pats geriau jautiesi. O jeigu, pavyzdžiui, nežinau, esi ten ypač laisviem visiems vyrukai, jeigu laisvi esat, sportas išvis yra vienas iš lengviausių būdų, vos net cheat code, kaip, pavyzdžiui, panas susirasti. Ir iškart galiu pasakyti, čia belekas pasakys. Čia yra irgi vienas iš cheat code. Ne dėl to, kad tipo geras tavo kūnas dar kažkaip, bet gali ir pana pamatyti, tarkim, kad pas tave realiai, jeigu tu sportuojantis bičas esi. Tai, panas, manau, aš tai bent jau įsivaizduoju, kad turi matyti, kad tu tiesiog rūpinės savim, rūpinės savo sveikata, savo išvaizdą, ta prasme, tau rūpi, nesi apsileidęs, žinai. Tai, žodžiu, tai sportas pagrinde turėtų būti tas nauda sporto, tiesiog malonumas, tiesiog malonu, kaip ir ateiti į salę pasipumpuoti raumenis, čia yra malonumas realiai, dėl malonumo mes sportuojam. Tai pradžiai, ko mums reikėtų ieškoti, tai malonumo, ne rezultatų. Jeigu tu tik pradėsi sportuoti ir, žinai, užsitikslinsi, tau reikės, kad tik rezultatai būtų, greičiausiai tu mesi sportą, greičiausiai ateisi vėl kažkada sportą po pusės metų, greičiausiai vėl mesi po mėnesio. Ir taip pastoviai vaikščiasi, žinai. Čia aš nesakau, kad čia blogas dalykas, kas kaip nori, tas taip gyvena, sportuokit, nesportuokit. Aš nesusakau toksai, kur čia tipo, sport is life, sport is kaif, karočią, sport is my life, visi sportuokit, dabar būtina visiems sportuoti, jeigu nesportuosi, lochas būsi, blėt. Blet, yra gyvenimas ir be sporto. Aš sportuoju visą gyvenimą ir aš taip šneku, aš taip sakau, kad yra gyvenimas ir be sporto. Tu darai, kad nori, bet ką aš galiu pasakyti, kad tau šiaip gyvent, ką tu dabar darai, kad ir sėdėti prie kompo. Tau bus maloniau sėdėti prie kompo su sixpacku, negu kad su storu pilvu ten, žinai, kėdė vos tilpti, ten kėdės keisti, nes jos lūžinėja ten, žinai. Tai, jo, 15 minučių vėl sėdžiau po pratimo. Oi, grybas negaliu. Biški lengvoka, nemeluosiu, biški lengvoka. Tai ką aš dar minėjau, pasakysiu. Tai ką aš dar minėjau, norėjau duoti tokį patarimą tiems, kurie yra ryškus dabar, ryškinasi, to savo ryškioj fazėje dabar yra. Ir tarkim, visą laiką jautiesi be energijos, be jėgų. Tarkim, man būdavo vos ne kaip toks cheat code'as, kaip jaustis gerai, kai esu ryškus, būdavo pati treniruotė. Tu realiai per pačią treniruotę tu turi pačią geriausią savo formą. Realiai dėl to mes praktiškai ryškinamės. Realiai. Nes vien tik būti ryškiam, tu dažniausiai vaikštai vis tiek nenuogas, ne? Su drabužiais. Su drabužiais dažniausiai būni, jautiesi kūdas, realiai kūdas. Bet salėj, kai pasportuoji, pasipumpuoji, tada jau viskas pasikeičia, atrodo, tada jau buvo verta ryškinti, žinai. Fotkę pasidaryti tą, gerai jautiesi, realiai gera savijauta būti ryškiam. Jautiesi gerai, energingai, sveikai, tiesiog blemba, gera savijauta būna. Tai man visą laiką būdavo akcentas grinai yra treniruotė. Atrodo, aš visą savo dieną ruošiu aplink treniruotę. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pas mane dažniausiai būdavo irgi pasiruošimas treniruotėj su maistu. Kaip geriausiai surinkti tam tikrą kiekį tam tikrų medžiagų maistinių, kad treniruotės metu atrodyt kuo labiau išsinešusiai, ne? Aš net treniruotės darydavau tokias, kad labiau atrodyti išsinešęs. Tai ką aš noriu pasakyti, kad aš nedarydavau tokių treniruočių, kur daro žmonės ten tik pečius, tik rankas padaryta, ne? Atrodo net neverta daryti, atrodo, tu net nejauti
kaip ir ką tik šnekėjau apie malonumą, to malonumo, žinai, iš tos salės, kurį tau gali duoti salę. Tai, tarkim, pavyzdžiui, kai aš darau pilno kūno treniruotės, čia jau yra faina. Kartais pas mane, kartais, kai aš filmuojuos, pas mane per ilgai užtrunka tos treniruotės, bet jeigu tu, tarkim, aš anksčiau darydavau krūtinę nugarą, tarkim, treniruotę. Kai darai krūtinę nugarą, dirba labai stumimieji raumenys, tai, tarkim, krūtinę darant, dirba krūtinė, pečių priekis, tricepsas dirba nemažai, nugarą darant, nugaros raumenys, trunkėmėjai visi dirba, bicepsas, dilbis dirba, pečių galas kažkiek dirba, trapeciniai raumenys, tai realiai pas tave vos ne visas viršus ir dirba, Tai jeigu tu esi labai ryškus, tu vien darant krūtinę nugarą labai gali gerai prisipumpuoti. Tai aš atsimenu, pas mane būdavo tokie cheat codai, kad aš dažnai net, ypač paskutinės serijas, pasupersetindavau. Bliamo, kaip aš gerai jausdavausi. Ta prasme, esi ryškus, padarai ką reikia ir vėliau pasipumpuoji ant pačio galo. Eiktų. Ta prasme, pagrindas buvo prieš treniruotę. Suvalgau, tarkim, kažką, kas turi cukraus, kažką, kas turi druskos. Dažniausiai aš nesuvalgiau kažkokį, snikerį. Jeigu dar kažko aš noriu, gal jau kažkokių ledų suvalgyti. Būdavo net pas mane tokių dienų, kai būdavo čydėjus, bet vis tiek kaip ir treniruotė. Tai aš net, primeskit, aš suvalgydavau aš visiškai ryškus būdavau, kaip pas mane ten būdavo, aš kūdas buvau, realiai kūdas. Ir aš suvalgydavau visą Ben & Jerry tą bankutę, visą. Prieš treniruotę. Tai aš suvalgydavau Ben & Jerry tą visą bankutę, prie workoutų užsigerdavau ir varydavau į treniruotę. Tai prie workoutą su kreatinu, ledų suvalgydavau ir kas dar ant viršaus eidavo, nes dažniausiai neužtekdavo, tai citrulinas ar geninas. Neužtekdavo iš prie workoutą. Šita kombinacija man treniruotė, man visą sportą taip pakeitė. Atrodo, kad tiesiog ateiti į salę pasportuoti, pasikeitė į tą tokį, kad tu gali daugiau gauti sporto, žinai. Kai tu pasiryškini, kai tu esi ryškus, tave tenkina tas labai vaizdas, kad tu ateini į salę, jautiesi kūdas, bet pasportuoji, prisipumpuoji, atrodo išsinešęs ten prie, žinai. Gal čia man kažkokios, vaikystės traumos dėl to, kad aš prisižiūrėjau, man vienintelis dalykas, kas realiai gal net į sportą mane atvedė, tai yra DBZ, Dragon Ballas, ir jie visą laiką per, atrodo, keletą sekundžių ten pariekdami pasikeičia, ten, žinai, savo visas tuos lygius savo. Tai grinai atrodo taip jautiesi, taip ateini ryškus kūdutis, prisipumpuoji, padarai treniruotę nesveikai ir atrodo dvigubai didesnis išeini, dvigubai geriau jautiesi. Šitas dalykas, dėl šito dalyko kartais atrodo tu gyveni, realiai, literaliai, atrodo dėl šito dalyko gyveni. Jeigu tu pradedi sureikšmint kai kurios dalykus, gyvenimą, dėl ko čia tą daryti, dėl ko aną daryti, kas tau atneša gyvenimo malonumą. Šitas šūdas yra čia, wow. Realiai, tie, kas nesportuoja, arba tie, kurie nebandė niekada žmonės ryškintis, tarkim, daug ką prarandat, realiai, daug ką prarandat. Aš sakau, daug ką prarandat. Žiauriai malonus jausmas, žiauriai. Aišku, aš čia pašnekėjau apie gyvenimo tikslus. Tai čia tokia biškį rimtesnė tema, šnekėjau irgi per streamą. Man realiai buvo, kai aš turėjau savo visokių depresinių dienų ir galvojau, koks tikslas ten gyventi, panašiai, kokia prasme. Man labai patinka, ta prasme, aš dabar to būtent šiuo momentu nedarau, bet patiko treniruoti žmonės. Man grinai buvo kažkokia prasmė iš to, kad aš treniruoju žmonės, dėl to, kad tikslas atrodo padėti žmonėms, Aš padedu žmonėms. Man žiauriai patinka tas jausmas, kai aš kažką galiu patart, padėti žmogui ir jisai nuo to pasijaus geriau. Jisai pasieks kažkokių rezultatų ir panašiai. Tuo labiau, kai aš ką tik šnekėjau apie tą malonumą, kurį suteikia sportas, Sporto salėje būti dėl skirtingų atvejų, dėl ten, tarkim, rezultatų, dėl visko, dėl žodžių suteikia malonumą. Ir man žiauriai patiko treniruoti būtent iš tos pusės, kad aš žinau, kad žmogus jaučiasi geriau, realiai jaučiasi geriau, o tuo labiau, kai jisai nori rezultatų ir jis pasiekia tam tikrų rezultatų. Aplamai, pagrindinis dalykas, net ne rezultatai.
pagrindinis dalykas iš vis yra tas malonumas sportuoti, žinai, taisyklingai gerai sportuoji, žinai, ką darai, kad galėtum tą ilgą laiką daryti, jau yra gerai, o ant viršaus, kai prisideda rezultatai, tiesiog iš vis vau bomba. Tiesiog, net man pačiam, ta prasme, kai žmogus dalinasi savo rezultatais, ypač sakau, kai aš nestreaminau čia, ne Lietuvoje gyvenau porą metų ir nestreaminau, nesirodžiau niekur. Ir man žmonės rašė, kad mane atrado, tarkim, per mane sportą atrado ir čia dalinosi rezultatais, buvo tokių žmonių. Ir aš nežinau, man net ašaros tryško, ta prasme, kaip malonu atrodo, kad atrodo, kažkokį impaktą žmonėms suteikiau, ne? Ta prasme, aš kažką padariau tokio, kad žmogus ateitų į salę, pasportuotų ir jisai jaustųsi gerai dėl to, kad jis tą daro, ta prasme, jis jaustųsi gerai. Man čia realiai lifetime goalsai yra. Tik aišku, minusas toks yra, kad aš dar kartą pasikartosiu, šitas dalykas man biški koja kiša, dėl to, kad aš visą gyvenimą labai už tai, kad aš noriu žmonėms padėti iš tos sportinės pusės, viską darau praktiškai už dyką. Man žmonės rašo, visą laiką visiems patarinėjau už dyką, viskas už dyką ir gaunasi taip, kad biški nuo to pats dabar šiuo momentu, žinai, kenčiu. Tai reikėtų labiau išmokti save monetizinti. Dabar bus sunku, realiai, kem kilų hantelis čia dar po 5. Tai jeigu vien tik taip skaičiuojant, jau 5 kilų bus, bet iš tikrųjų čia apkrova didesnė, čia kokia lyg su kokiais 5 daryčiau. Eik tu, na. Ui. Pasiėmiau telefoną, dabar skaityti komentarus, nes mačiau, kad yra komentaras. Va čia Gabriktek, man atrodo, komentuoju, ne? Jo. Jisai čia klausia, vienintelis klausimas tai būtų, kai darau horizontal row pull nugarai. Tai čia šitas pratimas, ne? Horizontali trauka nugarai. Daugiausia dirba tricepsai, bet ne nugara. Pirmas dalykas, niekada negali dirbti tricepsai, kai darai nugarai. Paminėsiu, ką tik čia dar kartą pasakiau. Yra stumiamieji raumenys, spaudžiamieji raumenys, ne? Yra traukiamieji. Tai kai tu darai traukimo pratimą, dirba bicepsas traukia. Tu trauki kažką į save, bicepsas dirba. Tricepsas negali dirbti. Tricepsas yra čia, jisai negali dirbti. Tu kai spaudi kažką, ką tik krūtinę dariau, spaudžiu nuo savęs kažką, tricepsas dirba, ne? Tai paaiškinau paprastai, bet tikiuosi supratai. Dirba tricepsai, bet ne nugara. Atrodo, nugara iš vis nesijaučia. Čia normalu atrodo, kad kartais kitos grupės raumenų dirba vietoj tas, kurias tu fokusuoji. Aš kažkodėl galvoju, kad čia žmogus gal tiesiog supainioja bicepsą su tricepsu. Man gal taip atrodo. Bet žodžiu, čia yra bicepsas. Jeigu tu darai nugarai, vis tiek aš tikiu, kad tau tricepsas nedirba, tu galvoji, tu šnekėjai apie bicepsą. Tai jeigu tau dirba bicepsas labiau ir tau tai atrodo, kad dirba, čia tiesiog labiau pasako tai, kad tu gan esi naujas sporte, ne? Tu esi gan naujas sporte. Apie šitą dalyką aš šnekėjau ir man atrodo, gal net pirmą video, bet žodžiu. Dažnai bus taip, kad aš prie savo video kartosiuos, kas žiūri gal kiekvieną video, gal išgirs tokių dalykų, kaip aš kiekvieną kartą kartojuos, bet toks dalykas yra, kad labai daug ateina naujai matančių žmonių mane, tuos visus video ir panašiai, tai pasikartot karts nuo karto tam tikrais dalykais man apsimoka. Tai jeigu tu esi naujokas ir tau, tarkim, dirba labiau kiti raumenys negu turėtų dirbti, tai čia grinai dėl to, kad pas tave dar nėra, kaip čia pasakyti, išsivystę pakankamai tie raumenys, išdirbti tie raumenys, ne? Tai yra, tarkim, rankos, tarkim, bicepsas, bicepsas iš vis. Gyvenime pas mus bicepsas labiausiai, sakyčiau, vos nedirba visur, tiesiog bicepsas. Mes viską, ką keliam, viską, ką darom, bicepsas dirba, ne? Tas raumuo atrodo jau biški kažkiek krūvio gavęs. Nugara pas mus, pradžiai, visiškai pamiršta būna, ne? Dažniausiai visiškai pamiršta, mes nieko su nugara praktiškai nedarom, jokio kažkokių judesių nedarom, nieko nedarom nugarą, ne? Tai kuo daugiau, irgi minėjau praeitą video šitą dalyką, pavyzdžiui, didelis bodybuilderis, didelis kultūristas turės, ta prasme, jisai turės visą savo raumenį išvystytą ir jisai galės pajausti kiekvieną savo
kiekvieną dalį savo raumens, darydamas su visiškai minimaliu svoriu. Visiškai, ane? Nes jisai turi ką jausti, jisai turi išvystytą, žinai, tą savo raumeninį, visas kūnas jisai išvystytas yra, ne? Iš tos pusės. Tai jam bus labai lengva pajausti. Tau dabar, kadangi pas tave nugara yra, galima sakyti, nauja nugara, žinai, jinai tik dabar pajungta į krūvį, o rankos ne, tai rankos tiesiog pasiema tą tokį krūvį, jos pavargsta anksčiau dėl to, kad yra kam pavargti. Pas tave tas raumuo yra, žinai, ta prasme jis didesnis palyginus su nugara. Bet kokiu atveju, jeigu taip ir nėra ir panašiai, nesiparink dėl to, kad nugara bet kokiu atveju pas tave dirba, bet kokiu atveju. Tu šito judesio, ne, tu jo nepadarytum vien tik iš bicepso. Žiūrėk, tarkim, aš čia dabar bet kokią techniką padarysiu, ne, bet tarkim, va darau šitą pratimą, va. Ir jeigu, va čia aš dabar darau, įsivaizduoju, kad tu panašiai darai, arba ten gali, va tai va daryti, ne, tarkim. Tai jeigu aš daryčiau tik bicepsų šitą pratimą, aš jo net nepadaryčiau čia su šiam kylu. Žiūrėk, kaip atrodysiu, jeigu daryčiau tik bicepsų. Net negaliu padaryti, matai? Čia tik bicepsui dabar darau šitą pratimą. Tai pažiūrėk, kaip skiriasi pratimas, kai darau su nugara. Galiu net neįdėjimą tą daryti. Va čia yra nugara. Čia dirba nugara. Ane? Ir kaip darytų, koks skirtumas būtų, jeigu daryčiau su rankom. Tik su rankom. Ir tai kažkiek dar nugaros jaučiu pasijaučiu. Tai va, labai gal paprastai paaiškinau pavyzdžiais, kad suprastum, kad vis tiek, jeigu tu darai nugarai pratimą, nesiparink, vis tiek pas tave nugara dirba. Po kažkiek laiko pamatysi, pajausi tą skirtumą, kad padarai nugarai pratimą ir jauti, kad va, žinai, kraujo prisipumpavo į nugarą, kad pavargo nugarą ir panašiai, žinai, pajausi tą skirtumą. Dabar greičiausiai pas tave taip yra, kad tiesiog rankos pavargsta anksčiau. Dauguma žmonių iškart sakys, užsidėti strepsus, užsidėti tą, na. Irgi minėjau praeitą video, nereikia to daryti, nereikia. Jeigu, nes dažniausiai, kodėl? Dažniausiai pa žmonės būna technika per daug prarasta, kad naudotos visus strepsus. Ką aš kalbu, kad sakau, minėjau praeitą video, per daug iš inercijos žmonės dirba, daro judesius iš inercijos, kas atima labai daug krūvio. Realiai čytini, žinai, nėra tas blogas dalykas, bet kam tada daryti su strepsais? Jeigu tu strepsus pasiemi, kad labiau jau iš nugarą, tu masikuoji, žinai, iš inercijos darai, kad kuo mažiau krūvio būtų nugarai. Kad savo palengvint, pačytint. Tai kam tie strepsai? Kam tie strepsai? Nereikia strepsų. Nereikia. Užtenka, kad ir laikyti, va šitai. Man net iš tikrųjų, man realiai, aš visą laiką net laikau šitai, darydamas nugarą, beveik visą laiką šitaip laikau. Man užtenka galvot, kad aš traukiu visą gyvenimą, man šitas dalykas labai puikiai veikia, kad aš traukiu šitais dviejais pirštais. Va šitais dviejais pirštais traukiu. Kad ir laikau pilnai, kumštis sugnaužęs, ne? Bet traukiu šitais pilnais pirštais. Ir šitą apkova jaučiu, kaip eina per čia, per šitą vietą, ne, per apačią rankos, taip pasakysiu, per apačią rankos eina per čia ir eina tiesiai man į nugarą, o ne per čia. Jeigu aš traukiu, pavyzdžiui, šitais dviejais pirštais labiau, jaučiu, kad eina apkrova labiau per dilbį, per bicepsą. Grinai taip ir yra. Net pabandykit patys tą padaryti. Tai kai aš, pavyzdžiui, darau pratimą šitą, aš kai laikau pilnai sugniaunės kumščius, ne rankiną. Bet aš vis tiek akcentuoju, vat, šitie du pirštai alkūnę. Šitie du pirštai alkūnę eina čia, į šitą tašką. Tai va, pirštai alkūnę eina į šitą tašką. Va, visą laiką šitą dalyką akcentuoju. Tas į čia. Ir visus pratimus, kuriuos darau, va, visą laiką viskas tas eina. Iš viršaus irgi, kai darau, pirštai alkūnę eina čia. Žiauriai padeda. Kur mažiau akcentuoju, tai kai darau, pavyzdžiui, pristraukimus su svoriu, ten jau tiesiog darau realiai, kad tik padaryti. Ten jau bicepsas nesveikai dirba, bet kokiu atveju, tai aš tiesiog darau, kad padaryt. Tai bicepsas stipriai dirba ir nugaras stipriai dirba. Ten jau nieko aš nepadarysiu. Gerai, čia savo mėgstamiausią variaciją padarysiu. Pasilenkęs į priekį. Ir vėlgi, va, pirštai, alkūnės eina į apačią. Viskas per apačią į nugarą. Pasaulyje nykštys, va, praktiškai jisai atpalaiduotas yra. Šitie pirštai irgi atpalaiduoti. Va taip net galėčiau daryti, tik nelabai išeina jau. Tik tais pirštais laikyti. Blemba, aš iš tikrųjų per
savo sporto karjerą. Esu tiek daug praėjęs tų įvairių programų, kokių aš tik šūdų nedariau. Žiauriausia programa realiai buvo, kurią dariau. Tiesiog, aš norėjau pabandyti. Tai buvo Švarco programa. Tai jisai man patiko tuom, kad jisai darė taip, kaip aš dariau irgi. Tas treniruočių tipo programa buvo krūtinė nugara, pečiai, rankos, kojos. Bet, yra vienas bet. Jisai sportavo 2 kartus per dieną. 2 kartus per dieną. Dabar, kiek tas yra tiesos, negali pasakyti tiksliai. Visi seni bodybuilderiai, jie visą laiką tą pardavinėdavo tokį, nežinau kaip pasakyti, tokį požiūrį hardcore'inį šitą visą sportą, kad čia reikia kuo daugiau daryti, Pažiūrėkite, pavyzdžiui, visus net aktorius, jie dar iki dabar tą patį šūdą stumdo žmonėm, tas pačias mintis. Oi, aš čia labai hard on diet sėdėjau, čia labai hard man buvo tą, aną daryti, čia taip hard man buvo, čia taip hard man reikia. Ateina aktorius, suleidžia jam testo, gal net ant kursą kai kurios pasadina, suleidžia ten žodžių testo, hormonų, valgyt parašė, viską parašė, tiesiog eik pasportuok kartais. Oi, aš čia taip sunkiai sėdėjau, čia aš valgydavau po 8000 kalorijų per dieną. Joptojim, kiek yra tokių aktorių, kurie atrodo realiai 7 kilų sveria ir pasako istorijas, kaip jie per dieną 8 kalorijų valgė. What the fuck, Michael Phelpsas, what the fuck, man. Nelogiška, išvis nelogiška, visiškai nelogiška. Ir didžioji dauguma žmonių tiesiog, jie kadangi nelabai gaudosi, kas yra sportas, mityba ir panašiai, jie galvoja, kad čia normalu, kad čia tiek suvalgė, čia jis labai sunkiai dirba, čia tiek valgo, labai sunkiai dirba, žinai. Ir jau, kai tu pasakai žmogui, kad valgai ten 2500 kalorijų, galvoja, čia tu neaugi dėl to, kad tu per mažai valgai. Bet nesmė, kad ir valgyčiau daugiau, aš tiesiog nepriversiu savęs daugiau augti. Neįmanoma. Nebent sėdžiu ant kursų, nebent sėdžiu ant sterų. Tada įmanoma, tada gali. Pasipriešinimas, jisai turi būti didelis, sunku, turi būti sunku, bet jisai neturi būti per sunkus. Per sunkus neturi būti. Šitą dalyką irgi aš sakiau, kad negali daryti po 1, po 2, po 3 ten judesius irgi, nes jau tada kasėja augimą raumenų. Tu orientuojasi vien tik man reikia daug pakelt svorio. Pas tave nebūna taip, kad aš darau pratimą, iki kol pas mane pavargs raumo. Ne, tu darai pratimą, iki kol tu gali daugiau iškelti. Ir dažniausiai jeigu tu tą darai su labai sunkiu svoriu, sakau, pas tave po 3 kokius judesius, tiesiog pas tave visas mindsetas, viskas apsisuka grynai ties tuo, kad tau reikia daugiau, tu nori daugiau padaryti judesių, o ne ir darai ten 3-4. Tai daugiau tai reiškia vienu kokiu. O ne kad nori kuo labiau apkrauti savo raumenyną. Na. Tai vat, čia irgi, sakyčiau, labai svarbus dalykas, kad reikėtų šitų dalykų nepainioti. Tai šitas dalykas, net manau, daugumai žmonių aplamai pastumėtų augti. Jeigu tu į salę ateini, kad ir keli su sunkiu svoriu, bet tavo tikslas visą laiką yra tik pakelt sunkų svorį, visą laiką tik nori sunkiai pakelt. Jeigu tu tą mąstymą, savo mindsetą pakeistum ties tuo, kad aš noriu kelti sunkiai svorį, bet kol pasiduos mano raumenynas, nuo kokių, sakau, 6, 5 iki 12, tarkim, judesių range, kažkur ten, tada pas tave jau progresai eina grynai ne tik ties tuo, kad tu daugiau svorio visą laiką pakelsi, bet ir augime, kas yra labai labai aišku daugumai svarbu, manau. Drawn into the backdrop here, you could fade away. Bright lights on a starless night, burn a hole in the dying day. Looking at life through a loaded gun, take your best shot, aim it at the sun. Looking at life through a loaded gun, you know you'll find
kasėjo patį ryškumą, tai labai dar turiu kur daug pasispausti, jeigu norėčiau. Kol kas palaikau, kiek galiu išspausti su šita programa, ką dabar čia darau, bet jaučiu, kad reikės pradėti daryti kardio, realiai kardio. Kartą per savaitę darau tokį normalų, paprastą kardio, bet aš toks žmogus esu, kur aš dažnai pasirinku, tarkim, man iki parduotuvės, tarkim, vienos ar kitos ten, pavyzdžiui, reikia nueiti 15 minučių peškom, galiu su mašina nuvažiuoti per 2 minutės. Aš pasirinku eiti, ane? Ir aš šitų dalykų neskaitau kaip kardio. Čia man nėra kardio, man čia nėra kardio. Nors čia realiai iš kitos pusės, čia yra kardio, daugumą žmonių čia yra kardio, pavaikščioti yra kardio, vaikščioti yra gerai. Tai aš tokiu atžvilgiu, tokiu požiūriu, aš esu kaip ir gan aktyvus, žinai, aš pasirinku pavaikščioti dažniau pabūti ant kojų, kad ir kitą dalį sėdžiu dažnai prie kompo, bet kita dalis, sakau, pas mane yra gan aktyvi, kad aš pasirinku daug kur eiti, nevažiuoti ir panašiai. Bet iš tos pusės, kad aplamai rimta kardio daryti, tai rimta turiu omeny, kad tarkim laikyti pulsą 130-140 ilgą laiką, tokio aš kardio nedarau. Tai dar turiu kur pavarijuoti. Su maistu, sakyčiau, jau mažai kur, dėl to, kad valgau jau, realiai valgau, nesiskundžiu mitybą, pavalgau kartais ką noriu, bet nėra taip, kad save spaudžiu. Ir šito ryškinimo mano pats procesas, pati esmė nėra kankintis. Man nėra prasmės taip kankintis, kad žiauriai norėčiau taip numestą svorį, kad jau turėčiau visiškai nieko nevalgyti. Ne? Pažįstu save, žinau visus procesus, žinau, kaip viskas veikia. Net realiai, jeigu aš ir klientams, atsimenu, sudarinėdavau programas, aš dažnai irgi padarydavau taip, kad galėtų per dieną suvalgyti kažkiek kalorijų, tai ko noriu valgyti, žinai. Tai sakau, tas visas toks perspaudimas, toks atrodo be logikos, toks spaudimas, kuris dauguma žmonių ir, kaip tik sakau, labai kažkaip atbaido, labai gal sakyčiau atbaido žmonės nuo pačio sporto, nuo mitybos, dėl to, kad galvoja, kad tai yra sunku. Dėl to, kad dauguma trenerių, dauguma žmonių, visi dažniausiai sako, patarė tiksliau laikytis rimtos mitybos, tai per rimtos mitybos. Tai turiu omeny, kad visiškai nevalgyti cukrus, visiškai to nedaryti, visiškai sportuok 7 kartus per dieną. Ne apie tai gyvenimas, aplamai ne apie tai gyvenimas. Tiesiog gyvenimas yra ne apie tai. Gyvenimas yra, kad tu galėtum valgyti, ką tu labiau nori, mėgautis gyvenimu. Ir tuo pačiu turėti gerus rezultatus. Aš savęs kaip pavyzdžio nenaudoju. Ne, aš savęs pavyzdžio kaip nenaudoju, dėl to, kad aš esu jau patyręs sportininkas, pas mane jau ir genetiškai aš esu biški labiau toks ektomorfas, visą laiką buvau kūdas, ne? Tai man masės priaugti yra sunkiau, bet jau vis tiek man nėra 20 metų, aš ir buvau, kad ir masės man sunkiau priaugti. Tarkim, aš dabar sveriu apie 9-8 kilus. Bet man, kad ir masės sunku priaugti, aš buvau priaugęs iki 117-118 kg. Tai aš vis tiek tą padariau. Dauguma žmonių, kuriems tą sunku padaryti, vis tiek nepadaro. Tarkim, stambus genetiškai žmogus, kuris labiau linkęs svorio kaupti, tai jisai labiau visą laiką stambus bus. Dėl to sakys, čia genetika. Kitas kūdas žmogus nepriaugs svorio, sakys, čia žinai, genetika. Tai va, tai aš buvau ir kūdas labai, aš buvau ir storas, realiai storas buvau, realiai su pilvu vaikščiau. O su tokiom pačiom maikiam pas mane pilvas kabėdavo, realiai pilvas. Pas mane pilvas buvo jau toliau papo. Jau va čia būdavo pilvukas. Masės čia visų pilna buvo, tiesiog storas buvau, čia toks žubuilis, žinai. Tai aš esu to patyręs. Kad ir man sunku, sakau, priaugti svorio, aš esu tą patyręs. Pagal mane realiai, aš nenoriu savęs čia labai iškelt, bet aš, kaip nenoriu, bet iškelsiu. Aš esu realiai patyręs. Aš turiu daug patirties šituose dalykuose, dėl to, kad aš ne tik pasiskaitau, ne tik remiuosi kažkokiais moksliniais straipsniais, ne tik tą darau. Aš čia save vėl iškelsiu, save pagirsiu, kaip reklamą pasidarysiu. Aš esu gyvas pavyzdys. Ką galima išgauti iš natūralaus sporto? Nesakau, kad būtinai tu atrodysi po tiek metų būtent taip. Nesakau, kad tu atrodysi tik taip, gal tu dar didesnis būsi. Nesakau, kad būtent per tokį ilgą laiką, gal tu žymiai per daug trumpesnį laiką pasieksi tam tikrų rezultatų. Bet ką galima pasiekti tikrai, ką galima tikrai pasiekti. Vėlgi, nuo daug ko priklauso.
Jeigu aš sakyčiau, pavyzdžiui, pas mane klientas ateitų, sakytų, aš noriu būti toks kaip tu, iškart sakyčiau, nebūsi. Nu, nebūsi. Ta prasme, net nereikia, net negalima iš vis nuteikti žmogaus, kad jisai, jo tikslas būtų rezultatų siekimas, kažkoks kito žmogaus pavyzdys. Čia yra labai blogas, čia labai blogas būtų šiaip tikslas kaip motyvacija sportuoti ir siekti rezultatų. Tai neįmanoma atrodyti taip kaip aš, neįmanoma. Kad ir dabar mane visi daug kas lygina realiai su David Leidu, jo genetika, bet, pavyzdžiui, aš nesu jo, tipo, neatrodau taip kaip aš. Kai labai įsiriškinu, gal kažkiek, bet tarkim, aš net ne, pavyzdžiui, man jo pozas, pavyzdžiui, jo mėgstamiausias pozas yra pakelt rankas šitaip ir presą įtraukti, ne? Pas mane biški talija yra per daug palyginus šitoj vietoj didelį. Man reikėtų labai čia įsiriškinti, ane? Nėra tokia genetika kaip pasi, kad aš galėčiau, pavyzdžiui, tas formas, tas pozas daryti kaip pasi, kuris ten presiuką sutraukia, bet šitai visą laiką laiko, ne? Man, pavyzdžiui, tokių formų genetika netokia, ne taip. Bet, tarkim, šiaip, overall, kai ryškus esu, tai atrodau neblogai. Pagirsiu save, atrodau neblogai. Tai va, patyręs esu visko, priaugau daug svorio, buvau numetęs ir iškinęs daug svorio, įvairias programas dariau, mitybų įvairių laikiausi, ir visokių šaudinų, visokių. Realiai, kokių mitybų dar nesu laikęs, bet net nenoriu, realiai bandyti nenoriu. Visokių carnivore diet, kur valgai realiai žalią maistą. Aš nenoriu, net nenoriu kažkaip bandyti. Gal tai aš paliksiu kitiem ten, visokiem ten, nežinau, kaip ten tie visokie animal, kažkokie ten, kur buvo, ten apsimetėliai, ten tas, kur valgė carnivore dietą. Tai žodžiu, gal paliksiu tą reikalą. Tiems tie valgote, jeigu žalią mėsą, šito dalyko aš net bandyti net nenoriu. kad ir gali būti naudingas dalykas, nenoriu. Bet žinau tokį dalyką, kad jeigu tu valgai, tarkim, daug žalios mėsos, tokio vat gryno, sakyčiau, maisto, kiaušiniai, žalia mėsa, žinai, liver daug, labai taip, apie Liver Kingą šnekėjau. Liverio daug valgai. Aš žinau, kad čia naudingas dalykas ties tom, kad kai tu sunku pripras, bet kai tu pripranti, kas sieja energijos lygį, labai yra geras dalykas, dėl to, kad energijos lygis nušokinėjęs visą laiką išlieka aukštas, ta organizmas visai kitaip pradeda veikti, žinai, kai tu valgai, pavyzdžiui, angliavandenius, biški labiau esi priklausomas nuo angliavandenių, kas sieja energijos lygį, žinai, nepavalgai anglių, jautiesi mažiau energingesnis, neturi tiek daug jėgų, žinai, tai tas vėliau jaučiasi labai, tai, o ypač jeigu valgai cukraus, tai jeigu cukraus užvalgai, tai tuo labiau. Tai va, bet aš toks žmogus esu, kur, sakau, aš, pavyzdžiui, pirmą kartą, kai aš ryškinausi, aš pats eksperimentavau ant savęs. Aš norėjau pasiekti, aš savo ryškiausią fazę gyvenime esu pasiekęs tą ryškiausią kūną. Kai ten pas mane čia venus visur, kai pas mane presas, buvo pilvo presas, skaidulom išėjęs tiesiog kubeliai, skaidulom išėjo. Tai tada aš festinau, mano mityba buvo festinimo ir aš valgiau šokoladus visokius, McDonald's, ledus, kiekvieną dieną. Aš testavau, ką aš galiu iš kūno padaryti, ne? Tai faktas toks, kad tas kalorijas, tarkim, vietoj ledų, visokių ten panašiai, aš labiau galėjau tipo skirti baltymams panašiai, faktas. Bet aš tiesiog, tada pas mane daug kas labai, aš pats kaip buvau toks naujokas ir labai daug pradėjau suprasti apie sportą, kad, pavyzdžiui, numes svorio, kad pats svoris nepriklauso priauksi rezultatų, raumenų tų pačių priklauso nuo kalorijų. Pagrindas yra kalorijos, ne vien tik, tarkim, baltymai, ne? Tai kaip ir, pavyzdžiui, angliavandenis ir riebalai, pavyzdžiui, praeitą video aš įkėliau dar į TikToką, kad tipo, aš siūliau žmonėm valgyti mažiau angliavandenių sporto dienomis, tiksliau, poilsio dienomis ir sporto dienomis daugiau angliavandenių. Aš tai pasiūliau, ypač sakiau, jeigu ryškinamės. Ten iškart kažkas pakomentavo, kad čia geriau, tipo, reikia valgyti visą laiką angliavandenių. Nesakau, kad nereikia jų valgyti, kad aš laikiausi ir keto dietos ir nevalgydavau visiškai irgi angliavandenių. Ir tą esu patyręs. Bet man asmeniškai tiesiog nepatiko. Aš labai prastai jaučiausi. Nepatiko tas faktas, kad, tarkim, vasara ir aš ten visiškai tokios žiaurios jau, tipo, keto dietos laikiausi, kur aš net vaisių nevalgiau. Aš vaisių nevalgiau dėl to, kad irgi angliavandenių. Tai man nepatiko. Aš noriu arbūzo. Duokit man arbūzo, blėt. Aš noriu arbūzo. Noriu suvalgyti arbūzo ir aš negaliu suvalgyti arbūzo, nes dabar iš keto dietos laikausi, nesąmonė. Tai man nepatinka tokie apribojimai. Man visas sporto esmė jaustis gerai, atrodyti gerai ir leis savo kaip tik daugiau net, ko kiti negali, ne? Tarkim, kitas žmogus gali savo daugiau leisti išgerti, tą padaryti, bet tada jo kūnas, jo sveikata, viskas įsidugna.
kai tu sportuoji, kai tu reguliariai visą laiką sportuoji, esi aktyvus, tu savo gali daugiau leisti, net išgerti. Net gali savo daugiau išgerti pas mane leisti. Pavalgyti daugiau savo gali išleisti. Net realiai čytintą, net čyt mylus daryti, suvalgyti ant pizzos, dar kažko, net į naudą tas dalykas yra, net į naudą, žinai. Vieni žmonės pasirinka užčytinti tiesiog kalorijų užkovą padaryti su kad ir sveikų maistų, tarkim, kiti gali pačytinti. Tai pas mane, aš viskai sakau, man būna kaip kada. Pavyzdžiui, man net makaronai su sūriu, pasidarau makaronai su sūriu, man čia yra kaip čyt mylas irgi. O būna dažnai, pavyzdžiui, nežinau, galiu KFC kibirėlį sudaužytą, linkėjimą matas. Tai va, tai šiandien tiek būtų gal kažkoks toks keistokas video, aš nežinau, aš jau kažkaip, šiandien kažkoks kitoks video, aš nežinau, šiandien kažkoks kitoks video, kažkoks kitoks. Aš dar eisiu greit presą padaryti, bet jau nepafilmuosiu, nes jau žmonės keliasi prieš darbus pasportuoti, aš jau biškai keistai jaučiuosi, žinokit, aš nuo 3 dienos, nuo 3 nakties salė esu. Labai ilgai užtrunku, kai filmuojas, bet sakau, taip kaip aš čia sportuoju filmuodamas, aš taip nesportuoju kasdien. Video, kai darau, aš daug šneku, nenustoju, va, kaip ir dabar šnekėt, tai tenka aukotis. Tai va, nebešnekėsiu daugiau be reikalo. Ačiū visiems labai, kas pažiūrėjo. Nepamirškit pahypinti video, pasubint, kas pasubino, o ypač kas naujai atėjęs gal pažiūrėjo iki galo. Prašau, nepamiršk padėti subų. Prašau. Ir ačiū tau labai, kas pasubino, ačiū visiems, kas pasubino.